Sveiki, įsijungę jaunimo linijos tinklalaidę iš širdies. Su jumis sveikinuosi aš, Diana Bukantaitė, ir džiaugiuosi kviesdama jūs jau į 5-ąjį mūsų sezoną. O šio sezono mūsų partneriai Orbio World. Tai skrieja ačiū jiems. Tai yra Lietuvoje įkurta, sparčiai auganti ir globaliai veikianti e-komercijos įmonė, kuri savo darbuotojams kuria aplinką, kurioje jie gali greitai mokytis, prisimti atsakomybę ir augti kartu su verslu. Šio sezono tinklalaidėje tęsime pokalbių ciklą Karjera be Instagramo filtrų. Ir su patyrusiais savo srities profesionalais kalbėsimės apie jų karjeros kelią. Nuoširdžiai, atvirai ir be socialiniams tinklams būdingų filtrų. Džiaugiuosi šiandien galėdama pristatyti Nerijų Mačiulį, Swedbank Lietuvoje vyriausiąjį ekonomistą, dėstytoją, mokslų daktarą ir labai aktyvų sportininką. Labą dieną. Tai Nerijau, visų pirma, labai didelis ačiū, kad labai įtemptoj darbotvarkėj radote laiko ir skiriate jį mūsų bendruomeniai ir paatviriausim tada, kaipgi atsidūrėte ten, kad šiandien jūsų klauso ir studentai, ir prezidentai. Bandykim. Bandykim, gerai. Turbūt nesuklysiu sakydama, kad vyresnėse klasėse, tarkim prisiminti, nežinau, gimnazijos klasės, ekonomika nebuvo labai aiški sąvoka. Tai kaip jin atsidūrė jūsų gyvenime, jūsų pasirinkimuose? Man jau buvo aiški. Tuo metu, aišku, kai aš mokiausi ir baiginėjau mokyklą, daugelį mokyklų nebuvo ekonomikos paskaitų, bet kitų gimnazijoje, kurią aš baigiau, jau buvo ekonomikos paskaitos. Taip reikia pripažinti, buvo vienos nuobodžiausių paskaitų. Tikrai neįkvėpė manęs visiškai studijuoti ekonomiką. Daug labiau patiko programavimas. Aš šiaip jau viduriniai mokykloje besimokydamas 9-10 klasėje labai realus mano planas buvo studijuoti mediciną, bet jis vėliau pasikeitė. Buvo tokia istorija, kuomet etikos mokytoja mus gal 11 klasėje nusivedė į morgą parodyti, kaip vyksta skrodimas. Ir man buvo, nežinau ar gerai ar blogai padarė mokytoja, bet man buvo truputėlį per daug ir aš nusprendžiau, kad netinka man šis karjeros kelias. Ir tada taip pasukau iki paskutinės minutės, beje, jau kai turėjau mokyklos baigimo diplomą, buvau įstojęs į 2 universitetus. Vienas buvo ekonomikos programa, kitas buvo programavimas, informacinės technologijos. Ir aš paskutinę dieną, atsimenu, sėdėjau Laisvės alėje ir galvojau, į kurį čia dabar tą universitetą nešti tą dabar savo diplomą. Ir toks buvo visiškai atsitiktinis pasirinkimas. Tai tikrai nebuvo taip, kad nuo ankstyvo amžiaus labai gerai žinojau, ko noriu, kur einu, tam ruošiuosi. Tai tikrai buvo nemažas elementas atsitiktinumo. Tai puikiai atsimenu, kad kai buvau 1-2 klasėje, kai važinėdavau į mokyklą, man tuo metu atrodė viena svarbiausių ir įdomiausių profesijų - troleibuso vairuotojas. Aš visą laiką stovėdavau priekyje troleibuso važiuodamas į mokyklą, žiūrėdavau, kaip jis valdo visą tą didžiulę transporto priemonę ir kiek daug žmonių priklauso nuo jo. Tai vat evoliucionavo, keitėsi tas požiūris ir nuėjau ten, kur nuėjau. O vat mokykloje, tarkim, ar nežinau, gal ir šeimoje, ar nebuvo taip, kad kažkokios savybės jūsų buvo tokios ryškesnės ir, nežinau, mokytojai ar tėvai ar giminaičiai sakytų, vat Nerijus tai bus, nežinau, kažkuo. Nebuvo tokia viena ar kita profesija, kurią įsivaizdavo aplinka jūsų? Taip, buvo tikrai ir turbūt daugelis mokytojų sakė, kad jau šito tai tikrai nieko gero nebus, ar bus bėda. Iš jūsų bus bėda. Taip, iš manęs. Aš buvau labai hiperaktyvus vaikas, linkęs ne į akademinės veiklas. Ir dėl to tėvai mane leido nuo 1 klasės į sporto mokyklą, kad aš būčiau užimtas visą dieną ir vakare neturėčiau energijos eiti stogais. Tai tas visai turbūt ir pasiteisino. Tai po to jau kitų gimnazijoje aš taip nebuvau nei labai geras, nei labai prastas moksleivis, kažkur vidutinis. Bet man patiko matematika, tiksliai mokslai buvo visada taip nesunkiai įveikiami, šiek tiek sudėtingiau buvo su literatūra, grožinė literatūra. Man atrodo, vienintelis egzaminas, iš kurio gavau ne 10, o 7, buvo lietuvių kalba ir literatūra. Tokia silpnoji vieta, kur aš savęs nelabai realizavau.
Tai turint omeny, kad dabar man reikia daug rašyti, daug kalbėti, aiškiai, raiškiai reikšti savo mintis, toks netikėtas posūkis. Bet aš atsimenu, viena dėstytoja universitete, net neatsimenu kokios disciplinos, man pasakė, kad geriausios karjeros gaunasi, kai kokie nors tiksliukai nueina į meną arba priešingai. Ir savo tas stipriasias pusės, stipriasias kompetencijas išbando netradicinėse kryptise. Tai nežinau, ar man tai padėjo, bet yra įstrigusi tokia citata. Bet jums, man atrodo, pavyko suderinti abi sritis, nes liko ir tikslieji mokslai kaip jūsų profesijos dalykas, bet ir tikrai... Ja, tai mano dabartinis darbas yra visų kompetencijų kratinys. Tai reikia ir analizuoti, ir prognozuoti, ir matematikos, ir programavimo žinių. Ir aišku, reikia sugebėti kalbėti prieš didelę auditoriją, aiškiai reikšti mintis, parašyti taip, kad nebūtum neteisingai interpretuotas. Bet didžiosios dalies dalykų, tų, kurių man dabar reikia dabartiniai karjeroje, aš išmokau jau po to, kai baigiau visus universitetus, prasidėjus karjerai. Iš pradžių ta karjera prasidėjo nuo akademinio gyvenimo, dėstymo, tik tai vėliau pasukau į finansų sektorių. Bet kiekvienoje vietoje būdavau įkritęs į labai nepažįstamą aplinką, kurioje neturėjau jokios patirties. Ir aišku, tuomet tas atsiranda noras išmokti, suprasti, tobulėti ir kažką ten pasiekti. Gerai, bet dar sugrįžkim, jau nepabėgiam taip į profesinės tokias kelionės tolimesnės. Tai po mokyklos, po nuobodžiausio ekonomikos pamokų pasirinkote studijuoti, ne, ekonomiką. Studijos universitete, kiek jos buvo įdomios, kiek naudingos ateityje, žinau, kad studijavot ne tik Lietuvoje, tai gal irgi kodėl rinkotės? Aš kaip ir sakiau, aišku, kad mokymasis ir mokykloje, ir universitete vis tiek didžiąja dalimi, aišku, tai yra baziniai gebėjimai, bazinės žinios, bet tai yra ir mokymasis mokytis. Ir paskui jau dalykai, kurių labiausiai reikia darbe, jie atsiranda darbo vietoje. Ir mokymasis pagrindinis jau tų kasdieninių amato subtilybių išmoksti daugiausiai darbo vietoje. Bet aš taip mokiausi ir Lietuvoje, ir mainų programuose ir Danijoje, po to ir doktorantūros metu Šveicarijoje, Ciuricho universitete. Iš visų ten tų vietų pasėmiau kažką. Ir vėlgi, kaip ir sakau, mano dabartinis darbas yra įvairių kompetencijų kratinys, reikia ir to. Ir vienur aš išmokau labiau ten kažkokios tai ekonometrinės analizės, kitur buvau priverstas kalbėti viešai, prezentuoti kažkokių retorikos meno ir kursų. Ir taip sunku būtų pasakyti, kuri vieta, kuris universitetas, kurios paskaitos mane čia labiausiai suformavo. Aš manau, kad ta studijų įvairovė ir plotis ir iš tiesų turbūt lėmė tai, kad ir turiu šiek tiek įvairių kompetencijų. Aha, bet labai įdomu tada būtų išgirsti jūsų nuomonę apskritai apie studiją šiandien, ar ne? Nes mes, tarkim, tikrai matom, kad, vėl, čia labai banaliai pasakysiu, bet pasaulis keičiasi tikrai labai greitai, ar ne, dirbtinis intelektas atkeliauja į mūsų gyvenimus. Ir dabar dažnas jaunas žmogus, bebaigiantis mokyklą, apskritai kelia klausimą, ar verta studijuoti, nes atrodo, ką tyrimai rodo, ar ne, kad jau nebesitikė, kad universitetas kaip toksai, atlieps poreikius ir paruoš ateičiai. Ką jūs pats manot, nes esat dar ir dėstytojas, ar ne, universitete? Žiūrėkit, čia yra vienas toks sudėtingiausių klausimų ir manau, kad vienareikšmiškai vienas iš pirmųjų sektorių, kuris daugiausiai pajaučia įtakos iš dirbtinio intelekto revoliucijos, yra visa švietimo sistema. Pradedant nuo mokyklos, kur daug lengviau yra išspręsti bet kokį uždavinį. Aš atsimenu, esu ten 11 ir 12 klasėje vieną kartą užstrigęs prie fizikos uždavinio, kur sėdėjau visą šeštadienį. Visą šeštadienį sėdėjau ir galvojau, kaip čia jį išspręsti. Ir po to išsprendžiau ir aišku buvo pasidžiavimas savimi ir supratimas, kad prie atitinkamų pastangų gali tą padaryti. Ir ką aš matau dabar ir iš savo vaikų, ir iš jaunimo apskritai, tos kantrybės nėra ir aišku, nėra suvokimo, o kam čia man dabar kentėt. Aš irgi save pagaunu, kad yra kažkokia sudėtinga užduotis, jos nereikia pačiam spręsti. Tu nufotografuoji kažkokią sudėtingą diferencialinę lygtį, įkeli į bet kurį dirbtinio intelekto langą ir tau ją išsprendžia su visais žingsniais, paaiškina.
Tai aišku, dėstytojų vaidmuo keičiasi labai, mokymosi procesas, bet kurio mokytojo ir dėstytojo darbas dabar yra paaiškinti moksleiviui, kodėl jis pats turi mokytis, kodėl jisai turi perskaityti knygą, o ne prašyti, kad jam dirbtinio intelekto agentas kažkoks padarytų santrauką ar mokslinio straipsnio, ar knygos. Aišku, iš tos santraukos gausi viską. Bet skaitimas ir ypač rašymas yra ir mąstymo procesas, mąstymo lavinimas. Ir aš manau, kad tikrai didelė dalis jaunimo šiuo metu turės kitokį išsilavinimą, ne tokį išsamų ir tikrai sunku dabar įvertinti, kiek tai paveiks žmonių ir kritinį mąstymą, ir kūrybiškumą, tas nekantrumas ir sudėtingų uždavinių permetimas dirbtiniam intelektui. Tai aš pavyzdžiui, kai dabar dėstau studentams, aš net ir kai egzamino užduotis ruošiu, mano visos užduotis bandau, kad būtų tokios, į kurias nebūtų labai aiškaus atsakymo. Tai negali būti atsakymas taip ar ne, negali būti ten pasirinkimas iš 4 variantų. Studentai turi parodyti savo mąstymą ir aprašyti. Tai nebeduodu uždavinių, kur parašyk namie ten 3-4 puslapių santrauką apie kažkokį reiškinį, nes tą jie gali padaryti labai greitai su dirbtinio intelekto pagalba, bet kai atsisėda auditorijoje su popieriaus lapu ir tušinuku, tada jie turi pasikliauti tik tai savo mintimis, savo smegenimis ir mąstymo procesu. Tai va čia svarbu, aišku, ir dėstytojams, ir mokytojams, ir patiems moksleiviams suprasti, kad mokymosi procese dabar nebesvarbu rezultatas. Ne išsprendi uždavinį gauti atsakymą, ne. Yra procesas. Procesas, kaip tu skaitai, kaip tu rašai, kaip tu dėstai mintis ir tu rašymo, skaitimo, mąstymo, uždavinio sprendimo procesu treniruoji savo smegenis. Paprasčiausias dalykas, ką aš sakau savo vaikams, namų darbų darimas, knygų skaitimas yra smegenims tas pats, kas pritupimų ir atspaudimų darimas raumenims. Ir net jeigu tau tą uždavinį gali padaryti dirbtinis intelektas, tai vis tiek žmonės eina į sporto klubus, jie sportuoja, bėgioja, dėl to, kad dėl įvairių priežasčių, net jeigu ir jiems nereikia fizinės jėgos kasdieniam darbe ir gyvenimui. Taip, tai aš turbūt ir grįžtu prie to, kad, ką ir minėjot, kad jums universitetai ar ne, ir ne vienas iš jų, bet irgi suteikė tą kompetencijų įvairių ir žinių rinkinį ir jį pildė tikrai darbai, tai atkeliavus turbūt į profesinę veiklą, mes turėsim iš naujo ir mokytis, ir Taip. pritaikyti kažkokius dalykus, bet reikia, kad smegenys veiktų, ar ne, kad galėtume tai daryti. Taip. Tai smegenų treniravimas, jų paruošimas tolimesniam mokymuisi. Ir aišku, jau čia daug metų turbūt galioja ta taisyklė, kad reikia nusiteikti mokymuisi visą gyvenimą. Čia dar prieš dirbtinį intelektą mes matėme didelę kaitą technologinę, kuri keičia ir kompetencijų poreikį rinkoje. Tai blogiausia, ką gali padaryti, tai sakyti, kad gavau čia bakalauro ar magistro diplomą, dedu į lentyną, ten siunčiu kopijas darbdaviams, mano mokymosi procesas baigėsi, dabar prasideda procesas, kai aš uždirbsiu pinigus. Tai ne, tu pasiruošei mokytis, dabar pradėsi mokytis ir žiūrėsime, kaip tau seksis realizuoti save darbo rinkoje. Tai tas dar labiau bus, manau, išreikšta. Ir šiaip jau mokymasis, aišku, mes galim įsivaizduoti utopinį pasaulį, kur ateityje iš tiesų daug daugiau darbų darys ir fizinių, ir protinių humanoidai robotai ir dirbtinis intelektas. Ir galbūt bus daug trumpesnė darbo savaitė, galbūt iš tiesų tai, ką prognozavo ekonomistai prieš 100 metų, taps realybė, 15 valandų darbo savaitė, galbūt universalios bazinės pajamos, bet tada vis tiek išsilavinimas tampa lygiai toks pats svarbus. O kaip tu gyvenime, ką tu parodysi? Ką tu savo? Tik tai šypseną, šukuoseną, drabužius Instagrame, ar galėsi būti įdomus, prasmingas ir realiame gyvenime? Tai kiekvienam žmogui išsilavinimas yra būtinas gyvenimo atributas. Ir net jeigu negalvoji, kad tai bus labai naudinga profesiniai karjeroje, tai vis tiek tu tampi įdomesnis, svarbesnis savo būtinėje aplinkoje, savo draugų tarpe, šeimoje. Ir savo pačiam. Ir savo pačiam. Nerijų, irgi aptariam, atrodo, kad aš tikrai labai pritariu, kad turbūt išsilavinimas yra vienas pagrindinių dalykų ir ateičiai. Bet kalbant, jūs po universiteto, nežinau, gal ir universitete, kad gal atsimenat savo pirmąjį darbą, koks buvo? Aš labai gerai atsimenu pirmus bandymus įsidarbinti. Ir dabar jau nebėra tokios konsultacinės audito bendrovės, bet tuo metu čia turbūt buvo dar praėjusio amžiaus pabaiga, buvo Big 5, 5 didžiosios pasaulinės konsultacinės bendrovės
Viena iš jų buvo Arthur Andersen, kuri bankrutavo, berods prisijungė prie PricewaterhouseCoopers. Ir aš 2 kartus bandžiau dar būdamas, aišku, jaunas, 2 gal ar 3 kurse bakalauro įsidarbinti, ten praėjau keletą pokalbių ir abu kartus nepriėmė manęs į darbą. Tai nu, aš toks, kaip čia pasakyti, aišku, buvo mano grupiokų, kurie vėliau dirbo, įsidarbino, tai tokia tikrai nesėkmė, kur tavo grupiokai bando, jiems pavyksta, tu pabandai, tau nepavyksta, ne, dėl vienokių ir kitokių priežasčių. Bet dabar jie mane labai dažnai kviečia, įkalbinėja ateiti į konferencijas, jų papasakoti jų darbuotojams, pristatyti ekonomikos apžvalgą, tai dabar čia svarstau, ar eiti ar ne. Ne, juokauju. Bet čia tikrai buvo tokių pavyzdžių, kur pirmi bandymai tikrai nereiškia, kad jie bus geri, kad jie bus sėkmingi ir tam reikia nusiteikti. Gerai, tai buvo ir tų nesėkmingų bandymų, o kada pajutote, kad sekasi tai, ką darote, nežinau, ekonomikoje, kada pajutot, kad ta profesija tikrai jums? Aš neatsimenu, kad taip pasisėsčiau ir sakyčiau, dabar pasisekė. Ir vėlgi, kaip ir mokymosi procese, aš bandau visą laiką nugesinti studentų norą paklausti, o kas čia bus per egzaminą. Aš įkeliu jam praėjusių metų egzaminų užduotį, sakau, jūs ne apie tai turit galvoti, jūs turit galvoti apie mokymosi procesą. Tai taip ir darbe, kažkaip ten gali pamatuoti ten tą savo karjerą, ten pasiūlo aukštesnės pareigas, ten atlyginimą didesnį, bet vis tiek pagrindinis kriterijus, tu mėgaujasi tuo, ką darai, tau nėra kančios eiti pirmadienį į darbą, nelauki ten, kada baigsis darbo diena, neskaičiuoji laiko iki artimiausio atostogų, vis tiek turi būti tos meilės darbui tam, ką darai. Tai mano karjera taip, nežinau, chaotiškai, sakyčiau, evoliucionavo. Aš nenoriu čia pereiti visų etapų, bet aš ten turėjau ir tokį smulkų asmeninį verslą tuo metu, kai dar studijavau universitete. Po to labai taip smarkiai pasukau į akademinį pasaulį, kai pradėjau studijuoti doktorantūroje. Aišku, aš tada išvažiavau ir į Šveicariją kuriam laikui ir grįžęs iš karto pradėjau daug dėstyti universitete. Tai tada jau vėlgi, kaip ten tu pamatuosi savo sėkmę. Jeigu teigiamai studentai vertina tavo darbą, nors aš pradėjau dėstyti labai sudėtingą dalyką, matematinius metodus ekonomikai, diferencialinės lygtis, niekam negali patikti toksai kursas, tai kažkaip labai reikėdavo rasti, kaip ten irgi įtikinti tos moksleivius ir studentus, kad gal ir nenaudosi to kasdieniam savo gyvenime, bet iš to tikrai yra naudos, nes tai, pavyzdžiui, ugdo tavo loginį mąstymą. Bet čia ilga istorija, kaip ten tas. Vis tiek, turbūt yra labai gal geras apibrėžimas, ar ne, darbe, ką ir minėjot, kada sekasi, kai pirmadienį nori eiti į darbą ir būna visokių dienų darbuose turbūt ir kažkokios ten ir įdomios užduotys, ir kažką reikia rutinos padaryti, ar ne, kas nebūtinai ten džiugina. Bet kalbant apie kantrybę, šiek tiek irgi užsiminėt pradžioj, kai kalbėjom, tikrai dabar jaunas žmogus ar studijuojantis ar ten prieš studijas neturi labai, atrodo, daug galimybių, ar ne, visas pasaulis atviras, mes socialiniuose tinkluose matom, visi kažką ten kūrė, daro influenceriai, nežinau, pradeda vieną darbą, girdim darbo rinkoje, ar ne, meta, bėga jau į kitą išbandyti, nes tų galimybių labai daug. Atrodo, kogi čia staptelti, atvirkščiai, ar ne, bet jeigu visas pasaulis atviras, kaip jūs pats manot, galbūt, jeigu jaunas žmogus šiandien klausosi to patarimo, kur yra ta riba, kad gali būti, kad tikrai nepataikai tas, vadinkime, savo rogės, kažkokia profesija, kuri ne tau, ne apie tave, taip nutiko, ar ne, įsivaizdavai vienus dalykus, yra kitaip. O kur yra, kad reikia dar pasistengti, pabandyti tos, nežinau, kantrybės, atsakomybės, atkaklumo mokytis, kaip pajusti tą? Čia labai yra subjektyvu, priklauso ir nuo žmogaus, ir nuo aplinkybių, ar ne, ten įsivaizduokim, kažkoks žmogus studijuoja mediciną 6-8 metus, paskui ateina į operacinę, sako, čia ne man, žinai, turbūt sunkiai įsivaizduojam tokius scenarius, nors irgi gali atsitikti, bet šiaip labai geras jūsų klausimas dėl to, kad tas blaškymasis, taip,
gal mes čia taip truputėlį senamadiškai žiūrim ir jaunimui atrodo, kad čia yra normalu, pabandžiau mėnesį čia, man nepatiko kolektyvas ar užduočių tempas, aš einu kitur pabandyti. Kai darbo rinka yra tokia gyvybinga ir ypač Vilniui tikrai jauni, išsilavinę, gabūs, jie turi daug galimybių, bet paskui tavo tas gyvenimo aprašymas, aš esu matęs ten tokių, kur, žinai, 70 įrašų kas 3 mėnesius. Nu tai tada ir iš darbdavio pozicijos žiūri, ar tu čia irgi toksai būsi 3 mėnesių stotelė, kur mes investuosim į tave, apmokysim ir tau paskui sakysi, ai čia gal man, ne man, ar ne? Tai aš gal atsakyčiau iš tą klausimą taip, kad bet kuriam darbe turbūt bus visuomet diskomforto ir darbas vis tik tai yra ne hobis, ar ne? Aš sakiau, kad labai smagu, kai tu gali mėgautis savo darbu, bet bent jau karjeros pradžioje vis tiek turbūt pagrindinis kriterijus yra, ar tu kažko išmoksti, ar ne? Ir aš manau, kad jeigu tu ateini į naują darbo vietą ir tu matai, kad ten nieko neišmoksti, kad tu darai ne tai, ką tu tikėjaisi, kad tavo įgūdžiai kažkurie atšimpa, jokie nauji įgūdžiai nėra ugdomi, savo karjeros ten nematai, tai tada taip, aišku, nėra ką ten daugiau laukti. Bet jeigu tai yra sunku, jeigu tau yra sunku, tu dirbi daugiau negu tikėjaisi, iš tavęs reikalauja kažko išmokti, naujų įgūdžių, galbūt kažkada padirbti daugiau negu 8 valandas per dieną, čia nėra gera priežastis viską mesti. Ir šitoj vietoj reikia šiek tiek susitaikyti su diskomfortu ir tai yra irgi būdas ne tik kažko naujo išmokti, bet ir parodyti savo tą grit angliškai vadinamas, kiek tu gali tvirtai atstovėti net ir tokiose padėtyse, kurios tau yra diskomfortas. Tai manau, kad čia yra labai aiškiai atskirtis. Na, tikrai man atrodo, kad labai pravers, jeigu kas klausot ir galvojat, tai tie 2 aspektai yra žmonės, aišku, ir kurie galbūt jau, nežinau, 10 metų vienoje srityje dirba, irgi nori kažką išbandyti, bet jau turim tą laikotarpį, kuris leidžia sakyti, kad jau išbandžiau, pabuvau. Čia turbūt kalbėjom irgi apie jaunimą, kuriam atrodo, kad Instagrame gyvenimas gražesnis, mano draugai keliauja, nežinau, workationai ar ne, o aš čia turiu, kaip sakoma, žiūrėkit, aš jums apie Instagramą galiu labai daug papasakoti, bet nenoriu, bet šiaip tai, ką jūs matote Instagrame, nėra tai, kas yra realybėje. Visais atvejais aš esu matęs iš arti ir vienokių influencerių, ir kitokių, tai kas yra gyvenime ir tai, kas yra Instagrame, yra išversta kojinė visiškai, ten beveik priešingai visą laiką būna ir šitoje vietoje aš niekada nesupratau ten, aš pavyzdžiui, retai kažką įkeliu į Instagramą, bet ten niekada nebus tokių nuotraukų, kurios išaukštintų mano kažkokias atostogų prabangą, ar ne? Aš galiu nufotografuoti kažkokį gražų gamtos elementą, ten kažką tokio, kas man atrodo yra estetiškai ir gražu, bet tas toks pasipuikavimas savo finansiniam galimybėm, nežinau, ar kažkada tą turėjau, bet manau, kad ne. Ir aš manau, kad kiekvienam žmogui, kuris tą turi, šiek tiek reikia išgyvendinti iš savęs. Aš netikiu, kad kažkam patinka žiūrėti. Žinau, kad yra ta influencerių kategorija, kuri keliauja po pasaulį, fotografuojasi ant gražių baseinų, krašto gražioj pozoj, su gražiu maudomuku. Yra, bet aš esu tikras, kad niekieno tai neturėtų būti svajonių karjera. Ir tai tikrai nėra nei įdomus, nei labai prasmingas darbas. Ir ten kiekvieną minutę žiūrėti su kuo, kur, kokiu kampu nusifotografuoti, kokį prekinį ženklą integruoti. Kažkam gal tai yra tinkama ir patogu, bet aš tikrai nemanau, kad tai yra svajonių karjera. Tie, kas tame pabūna, jeigu būtų kad nors labai nuoširdus, jie kad tą pasakytų tikrai, kad tai nėra siekiamybė gyvenime. Esame girdėję dauguma mūsų, ar ne, apie tai, kad, iš tikrųjų, žinomumas, nes influenceris vis tiek yra susijęs tiesiogiai su žinomumu ir turbūt ir uždarbis, nes vienas yra dalykas ten savo, nežinau, draugam rodyti nuotraukas ir įspūdžius, ar ne, o kitas čia visam pasauliui. Skirtingi dalykai. Apie tai kalbam. Bet kalbant apie žinomumą, jūs irgi neriu esate žinomas žmogus šiandieną. Jūs atpažįsta, jūs rodo per televizorių, jūs esate socialiniuose tinkluose, podcastuose įvairiuose laidose ir pats kuriate turinį. Ar žinomumas buvo tikslas ar rezultatas jūsų karjeros? Tikrai nėra tikslas ir čia sakyčiau, kad mano darbo yra neprivalumas. Aš šiaip jau esu intravertas žmogus.
man dėmesys yra našta ir bet aš pavyzdžiui einu kartais gatve su vaikais, ar net per atostogas čia kažkur dabar buvom su vaikais ir kažkokie lietuviai praeina, sako, o, laba diena, kaip jūs malonu matyti. Ir man vaikai sako, o kas čia toksai, kodėl čia su jumis sveikinasi? Sakau, nežinau, kas čia yra, bet su manim sveikinas, aš irgi pasisveikinau. Tai, nu, tai aš vaikam paaiškinu, kad mano darbo tokia specifika, kad aš esu matomas televizijoje, žinomas, bet tai vėlgi gali atrodyti, kad tai yra kažkoks gyvenimo privalumas. Tai nėra privalumas. Tu negali pasikrapštyti nosies prekybos centre. Ten, aš kartais išeinu ten su kokiais džinsais apiplyšusiais, man sako žmona, nu, tai žmonės žiūri į tave. Tai tas yra toks truputėlį, jisai įpareigoja elgtis labai pasitempus visada būti ir tai man to tikrai nereikia ir čia yra mano visiškai gyvenimo ir karjeros šalutinis produktas, kuris man nereikalingas yra. Bet gal matot, aš dėl to klausiu, kad tikrai dauguma dabar jaunimo nori būti youtuberiais, influenceriais ar ne, ir tą žinomumą tokį kaip netgi tikslą, ne kaip rezultatą kelia, bet kaip tikslą, kurio siekia, gal yra kažkokia gera ta žinomumo pusė, kurią galima panaudoti. Žiūrėkit, žinomumas gali būti šalutinis produktas ir tiktokeriai, youtuberiai, tie, kurie kuria kažkokį tai turinį, vienokį ir kitokį, kuriam yra paklausa, viskas gerai, ar ne? Ir su ta paklausa, aš tikrai nenoriu čia daug vardinti, bet yra tokių įdomių socialinių tinklų žvaigždžių, kurias aš su malonumu ten paskaitau, paklausau, ką jie pasakyti turi. Bet jų žinomumas atėjo iš to, kad jie kūrė įdomų turinį. Tai aš kiekvienam, kuris nori matyti savo karjerą bent kažkiek tai per socialinių tinklų prizmę, tai tu tada sukurk kažką tokio, kas būtų įdomu ir tas žinomumas vienaip ir kitaip ateis, ar ne? Daryk tai, kas yra prasminga, nes vien dėl žinomumo, o kas tada iš to rezultato, žinoma, ten, galima įsivaizduoti, kad žinomumas atneša pinigų, bet jis neatneša savaime. Ten paskui turi vis tiek kurti kažkokį turinį su to žinomumu. Jisai tau tik tai atveria auditoriją, kur jau paskui tą turi kažkaip tai panaudoti. Tai net jeigu mesgi čia turėjom Lietuvoje pavyzdžių, kur žinomi tampa labai egzotiškais būdais fotografavimo būdelėse. Bet kas iš to? Tu tampi žinomas ir kas? Ir trumpam ten blyksni savaitėje, mėnesiui. Tu jeigu nekuri kažkokio prasmingo įdomaus turinio, tu netapsi nieko ir iš to pajamų negausi. Tai žinomumas savaime neturėtų būti nei tikslas, jisai būna tik šalutinis produktas, pasekmė to, ką tu darai įdomaus ir prasmingo. Greičiausiai turbūt, jeigu kaip pasekmė atkeliauja, tai dėl to, kad kažką įdomaus ir prasmingo darai, o ne dėl to, kad sieki skandalų, nežinau, eksperimentų tam, kad pirmiausia tave pamatytų, o po to nelabai to turinio ir atsiranda. Taip, būtent tai yra tokių, kur ten per skandalus iššokimus iškyla į viešą erdvę ir paskui palaiko tą žinomumą. Ten yra tokių Instagramo veikėjų, kur ten priekabiauja prie žmonių gatvėse, filmuojasi. Tai nėra karjera. Kad ir kaip žiūrėsi, tai nėra nei karjera, nei siekiamybė. Ir nemanau, kad žmogus gali jausti pasitenkinimą būdamas tokioje padėtyje. Bet, tarkim, pabaigiant apie žinomumą ir socialinius tinklus, pats gan aktyviai rašot Facebook'e, ar ne, tarkim, ir komentuojat, ir pašmaikštaujat tikrai. Ar susilaukėt kažkokių neigiamų komentarų, neigiamų reakcijų, gal kaip jas reaguojat, jeigu tokių būna? Taip, būna nemažai, priklauso nuo temos, bet būna iš tiesų tenka kartais paliesti ir tokias socialiai jautresnės temas, kurios galbūt prieštarauja kažkokiam visuomenės įsitikinimams ir atsiranda aštresnių diskusijų kampų. Bet aš galiu pasakyti, kad kas pasikeitė per kokią čia 10-15 metų mano karjeros, kai aš esu viešoje erdvėje, tai mano požiūris į komentarus yra labai smarkiai evoliucionavęs. Ir taip aš ten anksčiau prieš 10 metų skaitydavau, nerimaudavau, kodėl čia taip manęs nesuprato, čia taip kritikuoja, ten tas negražiais žodžiais pavadino. Dabar aš manau, kad yra labai sunku mane įžeisti. Aš šitoj vietoj labai turiu jauniems žmonėms ką pasakyti. Tai, žiūrėkit, visi blogi, pikti komentarai yra
labiau apie tą žmogų, kuris tai rašo, o ne apie tą žmogų, kuriam tai rašo. Ir aš esu tiek matęs net ir čia viešoje erdvėje matomų politikų, ekonomistų, kurie atsisėdęs Facebook'e ten rašo nelabai gražiai, bet kai susitinki viešoje erdvėje, tai šypsosi, krypuoja, linguoja. Ir čia tą reikia žinoti, kad visi tokie žmonės yra labai drąsūs, kai rašyt komentarą, kai tavęs nemato niekas, tu ten užsidarai kažkur ir gali išvadinti vienokiu ar kitokiu ten, ar žmogaus išvaizdą, ar jo pažiūras, ar orientaciją kritikuoti visokiais necenzūriniais žodžiais. Viešoje erdvėje žmonės daro tą daug rečiau. Tai aišku, jaunimui manau, kad šiais laikais mes, kai augom, dar nebuvo socialinių tinklų ir nematėme to tokio mobbingo, ten bulinimo socialiniuose tinkluose. Tas dabar, manau, yra labai didelė problema. Tai bet aš ką sakau savo vaikams, nors jie dar socialiniais tinklais nesinaudoja, bet aš jau tą kažkaip bandau paaiškinti, kad žmonės virtualioje erdvėje atsiras, ne visi žmonės, bet yra tokių žmonių, kurie bus labai pikti, pagiežingi, žemins, bet čia ne jūsų problema yra, čia yra problema tų žmonių, kurie turi kažkokių problemų, kažkokio didžiulio nepasitenkinimo galbūt savo gyvenimu, kažkur savęs nerealizavo, turi kažkokio pykčio, kurio neturi kur išlieti ir tada jie išlieja ant kažkokių pasirinktų objektų socialiniuose tinkluose. Tai aš juos visiškai ignoruoju, aš niekada neblokuoju žmonių internete, socialiniuose tinkluose tik tai su keliom išimtim ten, jeigu, pavyzdžiui, daug necenzūrinių žodžių, galbūt įžeidinėja kitus asmenis, meluoja ten kaip nors grubiai, kur, jau toks labai, kaip čia toks nekonstruktyvus elgesys. Bet tie, kurie su manim nesutinka, jie visada gali laisvai išreikšti savo nuomonę, net ir apie mano išvaizdą. Būna ten tokių, kuriems nepatinka mano nuomonė apie infliaciją, tai jie pakomentuoja apie mano šukuoseną. Ten dažnas komentaras yra, čia, nuo tokios galvos net plaukai pabėgo. Čia toks, bet aš čia, suprantu, jūsų tokia nuomonė, jums atrodo kitaip, kad yra, jūs pakomentavote čia taip šmaikščiai apie mano plaukų kiekį. Bet aš tikrai nejaučiu dėl to jokių nuoskaudų ir man komentarų paskaitimas, kai aš tam turiu laiko, yra labiau man suteikia informacijos. Aš pajaučiu, kurioje vietoje manęs auditorija nesupranta, kokie konsensusai formuojasi visuomeniai, kur galbūt yra mitai susiformavę, kuriuos reikia perlaužti, kur reikia daugiau pastangų paaiškinti, kaip čia veikia ekonomika ar kažkokie socialiniai reiškiniai. Tai ne vieta, kur reikia įsižeisti. Tai aš būna kartais taip pajaučiu tokių dabar, kur mane taip išmuša truputėlį iš pusiausvyros, kai tą daro profesionalūs asmenys, neteisingai supratę, ką aš ten parašiau, pradeda ad hominem komentuoti. Ir, pavyzdžiui, vienas iš tokių argumentų, kuris mane labai smarkiai taip, nelabai smarkiai, bet truputį išmuša iš pusiausvyros, kai sako, žiūrėk, tu čia bankininkas, tu negali rašyti apie skurdą, čia tau skurdas ne tavo tema, žinai. Tai toks, čia yra argumentum ad hominem, argumentacijos klaida, kur žmogų nurašo dėl to, kad dėl jo darbo vietos, dėl rasės, dėl kažko, ne? Ir kai tą daro ten koks nors profesorius, atrodo labai neskoningai, ar ne? Kur sako, tu negali čia aiškinti ar apie pensijas, ar apie skurdą, nes čia tau neaktualu, čia ne tavo klausimai, žinai. Tai tokių yra, kur irgi reikia mokėti tada, aišku, kai kurie žmonės yra jau nebepataisomi ir nebeperlaužimi, belieka su to susitaikyti, bet visą laiką manau, kad įeinant į socialinius tinklus reikia atsiminti du dalykus. Tai, ką žmonės ten su Instagrame, ką žmonės bando parodyti, dažnai nėra tiesa, tas pats kaip ir LinkedIn'e. Komentarai yra tų žmonių savijautos psichologinės būklės labiau išraiška negu objektyvus matas to, ką jie gali pasakyti apie tave. Tai tos dalykus reikia atsiminti ir bus daug lengviau gyventi socialiniuose tinkluose. Tai manau, kad šitą reikia ten užfiksuoti, užtvirtinti ir tikrai labai pravers daugumai, ar ne, tiek ir lyginantis su kitais ir reaguojant. Tikrai buvo gera klausyti, kaip jau reaguojat į kažkokius komentarus su šmaikštumu ir tikiu, kad to reikia išmokti, ne taip lengva jaunam žmogui ir ne kaip paliečiama, kaip ir sakėm, išvaizda ir visa kita, bet ateina su patirtim, bet tikrai manau, kad
šie 2 Nerijaus patarimai labai svarbus, bet vat iškeliaujant iš socialinių tinklų ir keliaujant į jūsų įprastą darbo dieną, galbūt tikrai jos nėra vienodus ir skirtingos, bet gal ir atskleiskit truputėlį tą ne instagraminę pusę, tai kaip atrodo vat Swedbank vyriausiojo ekonomisto darbo diena, gal ten tik socialiniuose tinkluose ir komentuojat kažką? Oi, tai viešumas yra mano darbo šalutinis produktas. Mano nei pareigybėse, nuostatose, nei darbo aprašyme niekur nėra reikalavimo ar pageidavimo išeiti į viešą erdvę. Tai mano darbas yra analizuoti makroekonominius duomenis, prognozuoti makroekonominius rodiklius ir tada juos įvairiomis formomis pateikti visų pirma banko viduje, kurie yra naudojami prognozuojant, pavyzdžiui, kokia gali būti verslo paskolų paklausa, kaip keistis gyventojų indėliai, kaip gali keistis paskolų portfelio kokybė rizikos departamentui ten vertinant ir taip toliau. Taip pat komunikuojant tą klientams, tiek tiesiogiai aš dažnai turiu susitikimų su klientais, tiesiogiai su įmonėmis, ten skirtingose sektoriuose skirtinga paklausa, mažmeninėms prekybos įmonėms reikia vienokių duomenų, vienokių įžvalgų apie tai, kas vyksta su Lietuvos gyventojais, kaip keičiasi jų pajamos, kiek jie vartos ir taip toliau. Statybos įmonėse kitaip ir taip toliau. Tai vat darbas su klientais. Ir ta trečia dalis, vat jau aš ką vadinu šiek tiek šalutinė, nors jį matoma labiausiai yra, tai komunikacija per žiniasklaidą, per televiziją, iš dalies ir per socialinius tinklus. Bet tai jau yra, kai lieka laisvo laiko nuo kitų darbų. Tai pagrindinis darbas yra vis tik tai suprasti, kas vyksta pasaulyje, analizuoti duomenis ir iš tų duomenų, aišku, kaip įmanoma tiksliai projektuoti, prognozuoti galimą ateitį. Čia norėčiau šitoje vietoje pajuokauti, bet atrodo, kad jums reikia dirbti darbe. Taip, dėja reikia dirbti. Ir aišku, viena iš didžiausių problemų yra ta paklausa ir nueiti į televiziją, ir į gerą podcastą, kurių šiaip šiemet visų atsisakiau, išskyrus jūsų. Ačiū labai. Tai, bet tiesiog tam nebėra laiko ir aišku, ten tuomet mes dar gyvenam tokioje aplinkoje, kur viskas keičiasi kiekvieną dieną. Donaldas Trumpas sugeba ten vieną dieną paliaubos, kitą dieną karinės operacijos, Hormūzo sąsiauris ryte atsidarė, vakare užsidarė. Ten nuolat reikia viską stebėti, peržiūrėti. Tai aš jau taip stengiuosi bent vieną dieną per savaitę turėti tokią, kur kalendorijoje nebūtų jokių susitikimų, jokių išvykų, jokių televizijų, kur aš galėčiau skirti mąstymui, skaitimui, rašymui, skaičiavimui, analizavimui, kur tiesiog pabūti be to triukšmo. Nes, aišku, tas šokinėjimas, blaškymasis, tu projektuoji informaciją į išorę, bet nesustodamas, nepamastydamas, nepanalizuodamas greitai išsenki ir ta informacija tampa tada arba tokia paviršutiniška, lėkšta arba labai netiksli. Tai iš tiesų dar ir viskas labai greitai keičiasi, kaip ir sakėt, ir politiniai įvykiai, ir ekonominiai, kurie vyksta naktį dažnai ir ne, ant pasaulio zonose, tai turbūt reikia daug ir skaityti ir domėtis. Bet jeigu šiandien taip jau iš tikrųjų peržvelgdamas savo karjerą ir galvotumėt, norėtumėt patarti kažkokiam jaunam žmogui mąstančiam, kad gal jam tikrai irgi ekonomika įdomi, nekalbu apie tą komentavimą ir viešai kalbėjimą, kuris jau atkeliauja kaip rezultatas, bet jeigu jisai norėtų rinktis profesiją kaip jūsų, kaip manot, kokių savybių reikia tam žmogui? Arba kas jo lauks darbe, ką jis galėtų įsivertinti? Ekonomistas yra tokia plati sąvoka, nes ekonomistai skirtingus darbus daro, bet tai ką aš darau, labiau matoma viešoje erdvėje, tokius komentuoja bendras makroekonominės tendencijas, kas čia vyksta šalies, regiono, kontinento lygyje. Bet ekonomiką studijuojantis, ar ten finansų ekonomikais, gali būti visiškai nematomas viešoje erdvėje, jisai gali analizuoti tik tai procesus finansų rinkose ir priimti sprendimus, kur investuoti, kur nukreipti kapitalą. Didžioji dalis banko darbuotojų, pavyzdžiui, tikrai neužsiema tuo, kuo aš užsiemu. Jie užsiema sprendimais, kaip įdarbinti kapitalą, kaip nukreipti, kur turi didėti paskolų portfelis, kur turi būti investuojamas banko turtas, banko klientų turtas, kur yra didžiausios galimybės, kur didžiausios rizikos. Tai vėlgi tas viešumas yra šalutinis dalykas ir nemanau, kad turėtų būti siekiamybė. Aš suprantu, kad jaunam žmogui daugeliu tai atrodo glamūras, fainai, jėga, bet patikėkit, nėra. Tai
Nu, gal aš čia toks keistas esu, bet man atrodo, kad tai nėra tai, ko turėtų vis tiek daugelis žmonių. Tai vat, tos kompetencijos, aišku, aš kai studijavau ekonomiką doktorantūrai, vienas iš tokių mokymų, kurį aš turėjau, kuris daug ką pakeitė mano paskui gyvenime ir karjeroj, doktorantams buvo toks mokymas, berods gal savaitės kursai Kopenhagoje. Jis vadinosi Media Training. Tai yra, ir jo esmė buvo išmokyti mokslininkus kalbėti taip, kad juos suprastų žmonės. Nes doktorantai, mokslininkai, jie labai gerai įsigilina į vieną labai specifinę sritį. Apskritai akademikai, darbuotojai turi tokią ydą kalbėti moksliniu žargonu, kuris truputėlį pakelia jų savivertę, kai tu gali naudoti sudėtingus terminus apie ekstrapoliacijas, bifurkacijas, vykstančius sudėtingus procesus. O, iš karto šitas protingai kažką čia pasakė. Bet tada viešoje erdvėje tai yra visiškai nesuprantama. Ir aš tuose mokymuose buvau prieš 20 metų, bet aš juos dabar puikiai atsimenu. Ten buvo doktorantų gal kokia 10 iš įvairių sričių. Ten biofizikai, chemikai, istorikai, ekonomistai. Ir taip atsistoja, bet prieš kamerą ir sako: Žiūrėk, tu turi 1 minutę papasakoti apie savo disertaciją. Ką tu darai? Ir iš pradžių visi ten pradeda pasakoti, tada sako: jo, labai gerai, pakelkit ranką, kas ką nors suprato. Niekas nekelia ranką, žinai. Stokios iš naujo, žinai. Ir va taip savaitę dirbi, moko tave kalbėti. Moko kalbėti. Visų pirma, į kamerą kalbėti yra labai sudėtinga. Ten kai kurie susirakina iš viso, ten suždžiūsta burna, negali nieko pasakyti. Tai nebijot kameros ir tada, aišku, dėstyti mintis taip, kad ne tik tau būtų aišku, kad ne tik tavo ten moksliniam vadovui būtų aišku, kad tu čia supranti, apie ką kalbi, bet kiekvienam paprastam žmogui gatvėje būtų aišku, ką čia šitas daro žmogus. Tai šitas man padėjo turbūt tapti tuo, ko aš tapau savo darbe, nes šiaip jau ta makroekonomika, ten BVP, defliatoriai yra ganėtinai nuobodus dalykas ir ten jį turi parduoti truputėlį, turi pateikti taip, kad žmonėms būtų ir aišku truputėlį, ir įdomu truputėlį. O tas, kur nori, svarsto dabar studijuoti, nežinau, ekonomiką, ten gal rinktis kryptį, ar ne, panašią. Kokių savybių jam reikia, nežinau, kantrybės, kad duomenis analizuoti, smalsumo? Labai sunkus mokslas atrodo, ar ne? Ar reikėtų tikrai, kad ta matematika patiktų? Nes dabar, ar ne, tikraigi, kasmet moksleiviai baiginėja studijas, renkasi tarp, mokyklas baigia, renkasi tarp studijų įvairių. Tai kad jeigu šiandien žiūrėtumėt, kas turi ar patikti, ar sektis, ar kas įdomu. Reikia, prieš renkantis tokią kryptį, reikėtų pasimokyti mokykloje ekonomikos ir pagalvoti, ar įdomu tie paklausos elastingumai, besikertančios paklausos pasiūlos kreivės, ar mums kažką jau sako. Tai bazinės matematikos žinios ir matematinis mąstymas ir loginis mąstymas yra labai svarbu. Nes kas yra ekonomika? Ekonomika tai yra truputėlį matematikos, truputėlį faktų ir daug logikos. Viskas ten paskui sulipdyti viską į vieną vietą, ar ne? Tai šitoj vietoj taip, matematika neturi būti svetima, bet ir tas loginis erdvinis mąstymas irgi yra labai svarbus, kalbant apie sudėtingesnius socialinius ir ekonominius reiškinius. Bet čia man būtų sunku atsakyti, ko reikia, juolab, kad ekonomika kaip socialinis mokslas yra plati disciplina. Ir pavyzdžiui, aš kurį laiką vėlgi studijuodamas ekonomiką buvau smarkiai pasukęs į psichologiją, nes behavioral economics yra tokia viena iš naujausių ekonomikos pakraipų, kuri yra turbūt perspektyviausia, kuri būtent aiškina, kodėl neveikia ekonomika, kodėl žmonės yra neracionalūs, kodėl šimtmečius ten aprašyti ekonomikos dėsniai sako, kad turėtų būti taip, o taip nėra. Kodėl pabrangus dyzelinui lietuviai šiemet nusipirko daug daugiau dyzelino? Ar neturėtų, kad pabrangsta dyzelinas, pirkti jo mažiau, kažkas pasinaudoti viešuoju transportu, rečiau išvažiuoti, gal kartais pėsčiom, kartais dviračiu? Ne, daugiau. Tai vat yra ekonomika viena nuoga, jinai yra nuobodi, ganėtinai ir neperspektyvi. Ją reikia aplipdyti kažkuo kitu. Atsiranda kaip psichologija, kažkokių kitų disciplinų suvokimas, kad ir programavimas.
kiti socialiniai mokslai, kurie leidžia iš to daugiau išspausti ir ją įprasminti daugiau gyvenimo sričių ir įdarbinti daugiau gyvenimo sričių. Kitoj profesijai dar jūsų, tai dėstytojo profesija, ar ne? Girdėjau tikrai, kaip ir užsiminiau prieš tai, iš ISM studentų atsiliepimų, kad vienas charizmatiškiausių ir įdomiausių paskaitų dėstytojas, sakau, ką girdėjau, tikrai nedariau apklausos, tiesiog netikėtai išėjo tema apie tai, apie mūsų tinklalaidę. Ko reikia šiandien dėstytojų jūsų nuomonė, ar ne, kad studentam kurtų tą vertę? Labai sudėtingas klausimas, šiek tiek užsiminiau apie tai, kai kalbėjom apie dirbtinio intelekto vaidmenį, kur iš tiesų vienas iš svarbiausių dalykų dėstytojui yra paaiškinti, parodyti, kodėl tau to reikia. Nes mokiniai ir studentai, jie turi tą gynybinę reakciją, o kam man to reikia? O kam man čia to reikia? Ne? Ar man to reikės? Ir taip, aš esu matęs ten ir socialiniuose tinkluose, kas nors įkelia kokią nors trigonometrinės funkcijos. Sako, o mokytoja man sakė, kad reikės, ar ne, gyvenime, o man nereikėjo. Kada man čia to reikės? Kas man gali paaiškinti? Ne? Tai vat, mokymosi procese kartais bazinių žinių ir gebėjimų sukaupimas yra reikalingas tam, kad mes paskui jas panaudotumėm savo karjeroje, profesiniam darbe. Bet turbūt pirmiau, aukščiau visko yra mano minėtas tas smegenų ir mąstymo treniravimas. Ir tu net jeigu mokaisi spręsti diferencialinę lygtį, kurios tau gyvenime nereikės daugiau niekas spręsti, tu vis tiek mokaisi loginių sprendimų, kaip žinodamas tam tikras bazinės taisyklės, kaip gali jų pagalba nuvesti į kažkokio loginio sprendimo. Tai vat dėstytojams yra svarbu, aišku, čia, jeigu nori, kad tau įdomu būtų dirbti, nes jeigu tu nepaaiškinsi, kodėl tau reikia mokytis šitą dalyką ir pulsi dėstyti, tai ten tada kvaksies tie vargs studentai pavargę, nugleibę ir tau bus neįdomu, ir jiems bus neįdomu. Tai jeigu nori susikurti tokią darbo aplinką, kur matytum prasmę, o prasmę matysi, jeigu tu matysi, kad žmonės priima tave, ir tai tada turi kažką padaryti, turi dėstyti taip, kad tie žmonės norėtų mokytis. Ir čia yra klaida, aš kiek turėjau dėstytojų ir kiek turėjau mokytojų, turėjau labai įvairių. Ir slogiausi atsiminimai, aš, pavyzdžiui, atsimenu makroekonomiką, kai mokiausi, 1998 metais ateidavo dėstytojas su geltonais tokiais popieriais, ten numyštais kokius 10 metų, ir 3 valandas skaito iš tų popieriaus lapų. Kaip tu gali žmogų sudominti makroekonomiką, skaitydamas iš tų popieriaus lapų? Tai ir yra tokių dėstytojų ir mokytojų, kurie jie galvoja, kad jaunas žmogus, jisai savaime supranta, kodėl jam čia reikės, arba turi nekelt tokių klausimų. Jeigu yra tokia mokymo programa, tu turi mokytis ir nekelt tų klausimų. Kelia tuos klausimus pagristai jauni žmonės. Dėl to kiekvieno mokytojo, dėstančio nuo įdomiausio iki neįdomiausio dalyko, darbas yra paaiškinti, kodėl tau reikia to mokytis, kodėl tu turėtum norėti to mokytis, ir jau tada daryti viską, ką gali, kad tam žmogui ten nebūtų kančios auditorijai. Tai kartais pasisaka geriau, kartais blogiau, bet tą aš stengiuosi daryti. Labai gera girdėti, iš tikrųjų, kad tas požiūris turbūt, yra, kad ir dėstytojas lygiai taip pat, ar ne, ar mokytojas atsakingas padėti jaunam žmogui suprasti. Bet kalbant apie jūsų kelionę profesinę, minėjot, kad gal ir svarstėt būti mediku, atkeliavot tikrai į ekonomiką ir plačiąją prasme, nes esat ir puikus viešojo kalbėjimo ekspertas šiandieną ir iš tikrųjų prognozuojate daug dalykų ekonomikoje ir analizuojate daug duomenų. Visą šitą žinodamas, jeigu šiandien atima iš jūsų galimybę dirbti šį darbą, ką norėtumėte išbandyti, kokią profesiją? Gal užsiminiau, man asmeniškai labai įdomu yra psichologija, medicina, ir aš turbūt, jeigu vėl grįžčiau į 12 klasės, ten abitūros egzaminai baigėsi, ką daryti, ir sakytų, kad ne, jau tu išnaudojai tą kortą socialinių mokslų, tai turbūt pasirinkčiau mediciną. Bet iš dalies ir dėl to, kad, pavyzdžiui, žiūrėdamas į ateinančius 20 mečius, aš manau, kad
Socialiniai mokslai yra svarbu dėl to, kad jie šiaip yra toks bazinis žmogaus išsilavinimas, sugebėjimas, supratimas, kaip vystosi visuomenės, kaip veikia šalių ekonomika, nu, tą reikia žinoti kažkiek visiems. Bet jeigu taip žiūrėti į pragmatiškiausias tokias profesijas, tai nu, ko nepakeis dirbtinis intelektas, nes nemažą dalį to, ką aš darau, labai greitai dirbtinis intelektas skverbėsi ir gali padaryti. Ir tekstą parašyti, ir surinkti duomenis. Aišku, mes jau jį dabar naudojam, padeda jis tą daryti, bet mažiau reikės, sakykime, tokių pradedančiųjų ekonomistų, finansų analitikų, kurie iki šiol ten analizuodavo finansinės ataskaitas, parengdavo kažkokius pirminės duomenų analizės. Visa tai daroma dabar labai greitai ir labai automatiškai. Tai reikia, net ir pasirenkant, nesakau, kad nebeturi ateities šitie mokslai, pasirenkant tos mokslus reikia labai gerai suvokti, kad tu turėsi būti geresnis negu vidutinis ir iš karto turėti tokį planą B šalutinių kompetencijų, kurios tau leistų truputėlį paeiti į vieną šoną ar į kitą šoną. Tai aš čia prieš porą savaičių Kaune dalyvau tokiam renginyje, metų pameistrys, ir aš manau, kad Lietuvoje mane kas labiausiai liūdina yra nuvertintas amatas. Ir visi turi planas A yra universitetas, nesvarbu ką ten, tai jeigu pasiseks ten teisė, ekonomika, finansai, jeigu ne, tai tada bet ką. Gyvenimo būdo vadyba, ten, whatever. Jeigu nepasiseks čia, nu gerai, kolegijos tada kažkokio nors ten socialinių mokslų. Nu ir tada, jeigu nepasiseks, tai tada gal nežinau, jeigu ten nepavyksta baigti mokyklos, tada aš einu būsiu elektriku. Yra nesąmonė. Šiaip, pavyzdžiui, kai Vokietijoje, Šveicarijoje 2/3 abiturientų jie renkasi inžineriją, ne universitetinės studijas, ne aukštąjį mokslą, jie nori tapti elektrikais, šaltkalviais, technikais, ten, statybininkais, bet kuo. Dirbti normalų darbą, nesėdėti biure ant fotelio ten ir su kompiuteriu dirbti. Ir čia yra iš dalies dėl to, kad aišku yra aukštai kartelė užkelta universitetų. Jeigu tu nemoki matematikos aukštų lygių, jeigu tavo mokykloje nesisekė, tu ten daug leidai laiko savęs realizavimui socialiniuose tinkluose ir gerai leidai laiką, nu, tau nėra to kelio. Lietuvoje yra. Jeigu matom, kad per didelė dalis nusivažiavo, imkit po 10 balų, vis tiek varykit universitetą. Čia yra klystkelis. Nes tada vis tiek tu be tų bazinių žinių ir pagrindų ten tam aukštajam moksle praslysi kažkaip, bet neatsivers labai platus ir sėkmingi karjeros keliai. Ir aš, pavyzdžiui, labai gerbiu. Aš žaviuosi, kai ateina į mano namus koks nors amatininkas, sumontuoja kondicionierių, praveda ten ant stogo užkabina, pragrėžia, sutvarko. Ja, aš tokį darbą daryčiau, žinai, ten mėnesį ir turbūt nepadaryčiau gerai, padaro tvarkingai. Ir per tą dieną turbūt uždirba daugiau negu aš uždirbau. Ir čia yra pavyzdys, kur tu neturi baigti universiteto, kad būtum sėkmingas, turėtum sėkmingą profesiją, gautum normalias pajamas ir neturėtum darbe didelio streso. Ir aš tokių žmonių matau. Ateina gabus meistras, kažką sutvarko to, ko aš negaliu sutvarkyti, gauna normalias pajamas, išvažiuoja, gyvena. Tai mes Lietuvoje žiūrim, kad čia yra tik tai tiem, kuriems nepasisekė gyvenime. Ne, čia yra. Ir žiūrint į ateitį, čia bus perspektyvesnė karjera, negu daugelis tų, kurie šiaip taip įsprūdo čia į aukštąjį mokslą ir dabar jau gyvensiu kaip studentas. Turbūt labai svarbu tikrai pasirinkti tą sritį, kad pirmadienį norėtųsi eiti į tą darbą ir daryti tai, ką darai, pasirinkęs esi, ar ne, ir ar čia ar universitetas, ar galbūt kolegija, ar proftechninė mokykla, nežinau kaip vadinasi, turbūt svarbiausia nebijoti atrasti savęs. Ir nežinau, turbūt Nerijų jūs kalbinčiau dar mažiausiai keletą valandų, nes įdomu viską išgirsti, bet laikas atėjo į pabaigą. Paskutinis klausimas yra jau mūsų partnerio tinklalaidės Orbia World, tai klausia jūsų, ką šiandien darytumėte kitaip, jeigu turėtumėt galimybę ten, kaip pradėjot karjerą nuo pradžių, nuo pačio nulio. Aš ne iškart supratau, kaip ir sakiau ten, kad nereikia per daug reaguoti į komentarus ten socialiniuose tinkluose, ar ten žiniasklaidoje, ar politikai ten užtraukia mane ten ad hominem tų argumentų. Tai čia yra vienas dalykas, bet turbūt svarbesnis dalykas yra, aš manau, kad aš savo karjeros pradžioje turėjau per daug arogancijos. Ir
Manau, kad čia yra viena bjauriausių žmogaus savybių. Ir nėra niekas, aš manau, kad nei geriausias pasaulio futbolininkas, nei geras ekonomistas neturėtų elgtis arogantiškai. Ir aš esu taip pasielgęs, kur... Man turbūt dabar būtų gėda taip dėl tokio elgesio, kai ten bandai pakilti, pažemindamas kitą žmogų, galbūt ne taip tiesiogiai, bet, pasakydamas, kad tu čia nusišnekėjai, tu čia... Tai bandyti pakilti, pažeminant kitą žmogų yra labai blogas elgesys ir aš esu tą padaręs savo karjeroje ir viešai ir manau, kad to tikrai nenorėčiau padaryti. Ir kai mano vaikai, pavyzdžiui, pamato, kad ten su manim kažkas sveikinasi viešoje erdvėje, tai viešumoje, tai sako, tai tu čia žinomas, ar ne, kiek pas tave ten sekėjų yra Instagram ir Facebook'e, dukra paklausė. Ir aš tada jai sakau vieną dalyką. It's nice to be important, but it's more important to be nice. Kaip gražu, čia noriu sustoti. Ir ačiū labai už tą atvirą pasidalinimą. Man atrodo, tikrai yra tų jaunystės ar vėliau tų kelių, kai mes, iš tikrųjų, kartais ir su žvaigždėm ir būnam arogantiški, bet labai svarbu išmokti pamokas. Ačiū labai už pasidalinimą. Manau, tikrai kiekvienas klausantis išsineš labai svarbių pamokų. Pati prisimenu irgi ir apie Instagramą ir komentarus, ar ne, ir socialinius tinklus, taip pat ir apie tai, kad, daug svarbiau būti, gerų žmogumi negu, ar ne, svarbiu. Ir dar kartą labai dėkoju mūsų visos jaunimo linijos bendruomenės vardu, nes dar išgirdom šiandien, kad į mūsų podcastą atkeliavot ir dovanų įteiksime jaunimo linijos išleistą Vilties knygą, kur tikrai rasite daug istorijų, turbūt ir jums pažįstamų žmonių, ir žinomų, ir mažiau žinomų, apie jų istorijas, tas tikras irgi be filtrų, apie tai, kaip buvo tų tamsių periodų, bet kaip vis tik, pamatė tą šviesą ir šiandien toliau gyvena ir džiaugiasi gyvenimu. Tai ačiū Nerijau labai. Ačiū.